Sveiki, gerieji žmonės, draugai, nedraugai. Su gražiu žiemos šeštadieniu saulutė šviečia. Šis video pasistengsiu labai trumpai. Čia visi girdėjot nuskambėjusi tą gėdingą mūsų europarlamentaro aktą, kur buvo skundžiama Lietuva vėlgi už nieką. Tiksliau, jie bandė krokodilo ašaros pasiskūsti, kaip jiems blogai, nes jų lovis tolsta po truputį. Tai dabar nenoriu aš ten, visi, kas norėjot, matėt, kas ten vyko dėl tos LRT, kad čia noriu užgrobti, ir mūsų žinomi demokratai. Žalimas, Juknevičienė, ten Kubilius, Paulius Saudargas ir dar kitos šiukšlės Europarlamente iškėlė vos neieškinį Lietuvai, kad valdžia puola demokratiją. Tai aš nesileisiu dabar tas politinės batalijas, sakau, visi matė man, kiek tai šlykštu ir smirda, bet prisiminkime įvykius prieš jau beveik 40 metų, kai buvo jedinstva, kuriai vadovavo toks Tūlas Burokevičius. Tai dabar sakykit, mėlyjei, kuo skiriasi mūsų šitie Pavlikai Morozovai nuo to Burokevičiaus. Tai Burokevičius neturėjo tiek žinių, nebuvo tiek informacijos, jis tik tikėjo, kad galima sustabdyti sovietų griuvimą, likti prie savo privilegijų ir todėl apeliavo, kreipėsi į sovietų valdžią, bandydamas išlaikyti savo įtaką ir tą sovietinę tvarką į rojų. Tai tik tiek. Dabar šitie politikai, daug tokių ir Lietuvoje, aš nežinau, ką jie galvoja, ar jie nemato, kad laikai keičiasi ir keičiasi ne jų naudai. Taigi liks ne tik prie suskilusios geldos, bet ir pajuokos objektai visus pjaudomi. Ir dabar palyginimui, visi matėt tuos protestus susitikimuose su Žemaitaičiu, kai suvažiuoja, nežinau, jaunimu tai pavadinti, nesiverčia liežuvis, žmonės, kurie net nežino, kur jie, dėl ko jie, kas yra politika, kas yra demokratija, kaip valdoma valstybė, iš ko susideda valdžia ir panašiai, kas yra demokratija, kas yra diktatūra, jiems svarbiausia net nerūpi, jiems svarbu kelti skandalus, riaušes ir panašiai. Tai čia toks, pavadinimas jiems yra chunveibinai. Tai vyko Kinijoje irgi, kai aš mažas vaikas buvau, aš tą nušviesdavau labai mažai, niekas supratau, bet tai grinai tai. Ir dabar mūsų šita šūdasklaida visur pabrėžia, kad tai Lietuvos jaunimas. Jaunimas. Tai jaunimas ką reiškia? Tai žmonės neturintys gyvenimo patirties, kuriais naudojamasi, manipuliuojama. Jaunas žmogus visada jautrus jo supratimu neteisybei, kažkokį nori naujovių ir panašiai. Tik vieno, žiūrėkit, aš pasigėdau ten šūdasklaidos, kada atrašo, kad tai jaunimas, jie neprideda, kad šis jaunimas kurs Lietuvos ateitį, mūsų ateitį, gražins Lietuvą, nes prisiminkit tą narkomaną, kuris ten silkės mėtė, ir kitus, kuriem jau ten 50 metų iš to jaunimo. Dabar kas bendro tarp šių dviejų grupių, ten tų Pavlikų Morozovų Europarlamente ir šitų? Jie pasisako už liberalią demokratiją. Tai jie patys ir yra jos griovėjai, nes pirmiausia reiktų sutarti. Aš irgi pasisakau už liberalią demokratiją, bet man niekaip nesuderinama galimybių pasas ir liberali demokratija, riaušių byla ir liberali demokratija, trukdymas Seimo narį, nors nesu aš čia per didžiausias gerbėjas susitikti su rinkėjais, irgi nėra liberali demokratija. Reikalavimas žodžio laisvės tik vienai grupiai yra ne demokratija, tiesiog elementarus fašizmas, tai klasika. Tai kuo jie tepa reiškia, kitus yra patys tuos smirda. Tai va tiek trumpai tokios mano reakcijos.